Labas rytas. 4 dienos pradžia. Šiek tiek lėtesnis startas. Laukiam, kol Justas atvarys, tai išsimiegojau gerai. Viską dar palieku džiūt šiek tiek. Dabar pasidarysiu valgyti ir pradėsiu po truputėlį ruoštis, pakuotis. Turėtų Justas už kokių 30 minučių atvaryti, kol jis dar susidės viską. Aš galbūt spėsiu pavalgyti ir visus reikalus atsilikti. Su maistu nepasisekė taip. Šito baterija išsikrovė. Tos malkelės mano iš vakar buvo vis dar šlapios. Tai pašilo vanduo, bet iki užvirimo nepavyko, tai šiandien bus avižos užmerktos. Ir Justas jau atvarė, jau pradėjo daiktus neštis. Tai aš greitai pavalgau ir reiks pradėti pakuotis, persirengti ir šokti į vandenį. O, Justas ruošęs baidarę. Blogai šipypsi. Šiek tiek palijo. Šiek tiek prilijo? Jo. Čia nebuvo vandens daug. Gal kažkiek buvo, žinai. Ko neapsivertė? Galvom, kad išplaus bišį gal. Nes purvinos buvo. Esam prie Zapyškio, man atrodo, čia. Šits guminukas labai jau kabina visokios nesąmonės ant savęs. Tai reiks taisyti tą praeitą guminuką, kur išsilankstė kablys, nes daug geriau ėjo. Ten tik už akmenų buvau užkibęs praeitą dieną. Bet judam neblogai. Justas buvo tenais. Vilkija. Kaip Justai? Puikiai. Puikiai skrend. So far so good. Nu jau Vilkijoj. Keltas. Gražu. O, prisitraukimų Justas. Nu, vilkelį. Vilkelį reikia padaryti. Davai, važiuok. Aš nebeatsimenu, kaip jį daryti. Nes Vilkija. Negana to, žinai, kad taip iš nugaros dirbam belenke. Tai va, paliekam Vilkiją. Apturėjom ilgus pietus. Kartu dar atvažiavo šiek tiek pas mus pasižiūrėti, kaip čia irkluojam seneliai iš Seredžiaus. O dabar šokam į baidarės ir judam žemyn upę. Redžius kaip ir pasiektas. Nelabai matosi bokštų bažnyčios. Šiek tiek lyja. Priėmėm sprendimą striukių netraukti. Ir varom ten į tą rūką. Plaukiam. Žiūrim, baidarį stovi. Labą dieną. Džiunglių maurai. Labas, sveiki. Prenumeruokit kanalą jo ir jisai žiauriai gerai varo ir kartu visą pervarė va, yra like, subscribe ir ten nežinau, viskas. Nenoriu, ačiū. Ne, tiek. Reikia varyti stotį, sako, ir daryti šiltą. Gavos taip, kad prisijungė prie mūsų. Duosi lipnukų paskui. Čia šiek tiek geresnis setapas negu pas mane. O pasiekėm savo pavėsinę. Čia kitoj pusėje Raudonės pilis turėtų būti, bet nesimato dar. Tai šiandien naktį pavėsiniai didžiuliai. Ir va, komandos pagausėjimas. O, namai. Jo iš ten būtų gerai pasidaryti. Ryte pranašauja didelį vėją ir didelį lietų. Tai ruošia vyrai būstinę.
sakėm, miegosim po suolais. Kaip nors. Tai vyksta. Čirška. Dešriukai su kmynais. Bus lietuviškos dešros su itališkais makaronais, tagliata ir pesto. Su baidarėmu, tai. Bet ta prasme, bet čia grinai, makarai tai bus itališki, čia ant alyvuogių aliejaus. Bus jurbarkietiškai su žemaitiškais ingredientais. Tai va čia viskas. Visko yra. Pesto, Nu, Pasirinkimas. braškių, Parduotuvėj. džiovykla, va, žiūrėk, tu gal gali valgyti šitos, yra aplikytis visai. fast food. Aš praeitą savaitę grįžau iš Italijos, tai galvojau, kad nenorėsiu į makaronus važiuoti dar greitai. Bet here we are. Šiek tiek vėjas pakilo. Dabar nurimęs, bet tvirtinam tentus.